Sveiki, šiandien parodysiu, kaip suinstaliuoti Psychostats 3 į savo asmeninį kompiuterį. Naudosiu EasyPHP, naujausią versiją. Tai būtų 2.0b1. Instaliuojam į bet kokią direktoriją ir palaukiam. Suinstaliavus spaudžiame Finish. Nustatome, pažiūrom ar pasileidžia Apache ir MySQL. Jeigu nepasileidžia Apache, tai išjunkit Skype. Dabar surandame konfiguraciją, kur nustatyti lietuvių kalbą. Paleidžiam valdymas ir PHP MyAdmin viewba. Nustatome slaptažodį, nes dabar jo nėra. Dabar užrašysiu root, o jūs kokį norėsit vėliau. Einame į suinstaliuotą direktoriją EasyPHP. Susirandame į libraries config defaultą ir ten įrašome slaptažodį, kurį pakeitėm, sukūrėm. Išsaugojam. Pažiūrim į valdymą, ar pasikeitė, ar normaliai nerodo eroro. Štai nieko nėra. Dabar sukūrėm iš anksto Psychostats duomenų bazę, spaudžiam OK ir uždarom. Serverius ir FileZilla nerodysiu, kaip instaliuoti. Einam į My Computer, suinstaliuota EasyPHP, susirandam folderį, kur bus laikomi failai viewbo. Padarom shortcut ant desktopo ir pervadinam. Štai. Išpakuojam Psychostats. Taip pat Smarty. Nukopijuojam upload folderį į viewbą ir pervadinam į stats. Iš Smarty nukopijuojame libs folderio visus esančius failus ir įkeliame include Smarty tenai. Dabar įrašome savo vidinį IP ir įrašome visus į eilutės reikalingus duomenis. Slaptažodį, kurį įrašėm, continue. Čia tipo, kad jau sukurta duomenų bazė, bet spaudžiame instaliuot overwrite. Viskas gerai. Game type Half-Life'as, o mums reikia čia Counter-Strike. Ok, instaliuot. Viskas gerai. Dabar koks bus admino nikas ir slaptažodis. Šiuo metu bus root ir root. Gerai, continue. Čia rašo, kad reikia uždėti 7.7 CH modą. Pas mane dabar jisai jo nereikės dėlioti, o jums reikės. Tai atsidarę serverius čia susikursit kokį nors accountą. Parodysiu kaip. Anonimaus arba bet kokį kitą niką. Uždėsiu varnelį, kad nereikėtų slaptažodžių. Ir nurodysiu direktoriją, kur yra PHP myadmin temp failas. Pažymiu visur varnelės ir close. Atsidarau FileZilla, įrašau savo IP, kurį rodo serverius. Prisijungiu
Ir paspaudęs failo atributus čia uždedu 3 septynetus. Dabar nespausiu, nes man nereikia, o jums jei reikės, tai spausti. Štai taip išjungsit viską, pratestuosit ir spausit kontinuuj. Čia rašo, kad po instaliacijos reikia ištrinti install direktoriją, nes gali kitaip prisijungti, tai vėliau paskui padarykite. Paspaudę ten tą užrašą, prisijungkite prie sistemos. Login. Štai čia rodo, kad nėra jokių logų, jokių Psychostats duomenų. Nustatysiu default mapą dastą 2. Mod type Counter-Strike, kaip ir anksčiau buvo gerai, kad statusai pagal niką updatintųsi, scheme dabar nėra, bus defaultas. Išsisaugojim. Statusų updatinimo. Taip, čia apdovanojimai kas savaitę bus, kada klanai updatinami kiekvieną kartą, skillas kada bus irgi kiekvieną kartą updatinamas. Toliau viskas gerai, išsaugojam. Čia ką norėsit pasireguliuosite, čia kada prasidės tie apdovanojimai kas savaitę, tai čia bus sekmadienį. Persižiūrėsit, kas jums geriau, kas blogiau ten. Ai, čia užmiršau ištrinti installą. Eikit į Viewbą, Stats ir štai folderį visą delete. Čia va mano tipo nikas patvirtintas, kai bus užregistravęs naujas vartotojas, tai čia uždėsit varnelį ir paspausit confirm. Štai matote, kad nėra log source'ų įrašyto. Einame į logs folderį Counter-Strike žaidimo, nukopijuojam ir štai čia įrašom. Būtinai išsaugojam. Einame į Psychostats folderį iš archyvuoto ir atsidarę stats cfg nustatom visus duomenis. Paleidžiam stats pl. Tai iš pradžių reikia turėti instaliuotą perlą. Štai kaip atrodo lentelė visa statusų žaidėjų. O čia biški klaidelė. Rodo nulius, o ją užtaisyti reikia eiti į serverio failus, pluginų ir nuimti kabletaškį nuo stats logging. Taip gal pas jūs, tai va, kad tuščia būtų reik palikti ir išsaugot. Taip pat įrašyti į server cfg visus nustatymus logon, mp logfile, logecho ir logbans. Paskui viskas čia bus ok. Einam į administravimą ir resetinam statusus. Štai. Tuščia nieka, nėra jokių žaidėjų. Dabar parodysiu, kaip siųsti logus iš CC serverio į kitą kompą, kur yra Psychostats Viewbas. Atsidarome FTP, kur yra CC serveris. Sukuriam naują name, jeigu nėra tokio. Ir uždedam slaptažodį, kokį norit. Spaudžiat OK. Pažymite logs folderį ir spaudžiate OK. Einate į Viewbą, pažymit protokol FTP, suvedate čia savo IP adresą ir slaptažodį. Čia reikia įrašyti, kur yra tie logai. Jeigu nežinote, eikit
prisijunkit į tą sukurtą FTP. Įeinat į tą folderį ir tiesiog nukopijuojate galūnę, išskyrus IP. Ir įrašot viršuje. Būtinai išsaugokit. Štai taip atrodys. Dabar einate į FTP settings ir čia nurodote, kur siūs visus logus. Čia sukūręs logs papkę, tai ją nukopijuoju. Išsaugot. Dabar įėję į kompą, kur yra psichostats laikomi, tiesiog paspaudžiat stats pl, prieš tai aišku nustatę stats configą su visais duomenim root tenais, slaptažodžius ir taip toliau. Kuo daugiau logų, tuo ilgiau užtruks updatinimas. Einate į tinklalapį ir štai matote visi statusai. Sėkmės!